Atsiprašau, gali ten taip užkištas žaliuzės? Čia va gali atsėst, va čia va ant balto karto. Jūs vietų tai yra? Yra, bet iš. Visi yra taip, bet yra laisvų vietų, atsės. Čia tavo labai aidas. Ar čia gal tėtis? Ką pažins? Labas. Telefonus. Tiksliai, telefonus junkit, jeigu turit. Būtų labai malonu iš tikrųjų. Ir savo nemaišytumėt. Taip, ir mums. Welcome to our Lithuanian language class. We will quickly and easily learn the basics of communication. Unit number 1. Hello. Labas. Now you repeat. Labas. 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 How are you? Kaip tau sekasi? Now you repeat. Kaip tau sekasi? Kaip sekasi? Kaip sekasi? Kaip sekasi? Kaip sekasi? Kaip sekasi? Kaip sekasi? Oi. I am from Lithuania. Aš iš Lietuvos. Now you repeat. Aš iš Lietuvos. Aš iš Lietuvos. Aš iš Lietuvos. Aš iš Lietuvos. Where are you from? Iš kur tu esi? Now you repeat. Iš kur tu esi? Iš kur esi, ką? Iš kur esi, sakyk? Nice to meet you. Malonu susipažinti. Now you repeat. Malonu susipažinti. Malonu susipažinti. Malonu susipažinti. Welcome. Sveikas atvykęs. Now you repeat. Sveikas atvykęs. Sveikas atvykęs. Kaip sekasi? I'm going to the city center. Einu į miesto centrą. Now you repeat. Einu į miesto centrą. Einu į miesto centrą. I love you. Aš tave myliu. Now
Now you repeat. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Have a nice day. Geros dienos. Now you repeat. Geros dienos. Geros dienos. Geros dienos. I want to work in Lithuania. Aš noriu dirbti Lietuvoje. Now you repeat. Aš noriu dirbti Lietuvoje. Aš noriu dirbti Lietuvoje. Aš noriu dirbti Lietuvoje. Aš noriu dirbti Lietuvoje. Can you help me? Ar gali Ar gali man padėti? Now you repeat. Ar gali man padėti? Kaip? Pralauš tėvą. Viskas jau. Atsiprašau. Galim. O ką tu padėti? Pralauš tėvą. Tai kokios pagalbos tu norėjai? Lygių teisių. Lygių teisių. Ir va tokių va vyrų. Unit 11. Job interview. Darbo pokalbis. Lithuania is a vibrant job market with plenty of opportunities. But be prepared. The wanted skills are ability to work to a deadline, laiko ir darbo planavimas, ability to work in a team, komandinis darbas, languages, kalbų įvairovė, good manners, mandagus elgesys, professional appearance, reprezentatyvi išvaizda, experience working abroad, darbo užsienyje patirtis, IT skills, informacinių technologijų įgūdžiai, and a good curriculum, tinkamas gyvenimo aprašymas. Good luck! Lietuviškas ąžuolas. Lietuviškas ąžuolas. Juodmedis, sakyčiau. Juodmedis? Bet toks gražus. Bet apsamanojęs, matot. Apsamanojęs. Reikėtų nuvalyti sąmonas. Nuvalom? Nuvalom. Kuris? Apsiraminkit gerai. Ačiū. Kita pamoka. O tu stalas, tau negalima kalbėti. Rimtai ar ne? O ko? Kad tu taip įsižiūrėjai. Truputėlį per daug, sakyčiau. Ką tu išsižiūrėjai? Jau kovomė. Kairį. Taigi sako, jeigu nemoki matematikos ar kažko susiras turtingą vyrą, bus geriau. Ar ne tai su? Čia apie šitą padaužimą, ką nepatinka. Atstok nuo manęs. Kas yra nupyr? Tu rimtai baig, kam tai darai. O jeigu tavo merginai, bet taip daužytų bosas kiekvieną dieną iššyna, kaip tu reaguotum? Čia įgyvenimas jonas. Tai aš klausiu, kaip tu reaguotum? Prašau. Unit 4. Introducing yourself. Prisistatymas. Remember, honesty is a key component. But firstly, say your name. Daiva. Very good. How old are you? 27 metai. Perfect. What do you do? Aš esu siuvėja. Interesting. Ir iki šiol slepiu, And nes man atrodo, where are you? Where you're from? aš iki šiol slepiu. Ir nesiviešinu, nes bijau, kad jeigu pradėsiu daugiau apie tai kalbėti, tai prieis iki mano tėvų. O aš to nenoriu, aš bijau. Pirmiausia, man reikėtų pasakyti savo tėvam, tada man gal nebūtų tai baisu. Aš, pavyzdžiui, norėčiau susituokti bažnyčią. Bet mane greičiau užmuštų, negu ją leistų. Gal mano auklėjimas nebuvo teisingas, kad man buvo sunku visiškai pasitikėti vyrais.
Nu, bet gal ir vyrų auklėjimas nebuvo teisingas, kad jie nesugebėjo padaryti paprasčiausių dalykų. Pavyzdžiui, parodyti man švelnumo. Aš tai nelabai turiu ką pasakyti. Man tai atrodo, kad viskas jau pasakyta. Galėčiau tiesiog pacituoti įstrigusius vienos moters žodžius. Mes bijome to, ko nesuprantame, o nesuprantame dėl to, kad nematome. Akcijos tam ir reikalingos, kad žmonės pamatytų, jog homoseksualai yra lygiai tokie pat kaip ir kiti. Kartą mane yra primušę. Užsienyje. Žiauriai primušę. Aš važiavau pas savo draugę ir mes kažkokiame klube paplūdimyje bučiavomės. Ir apsauginiai mus žiauriai sumušė ir skandino. Arba būdavo, einu gatve, kokie nors debilai rėkia, lesbijietė, kažką panašaus. Tai yra žiauriai nemalonu. Va būtent to man ir trūko iš vyrų. Gal čia mano kompleksas. Bet aš niekada nesugebėjau su jais atsipalaiduoti taip, kaip atsipalaiduoju su moteriu. Aš, pavyzdžiui, nenorėčiau, kad mano vyras būtų vadinamas partneriu, nes tai skamba kaip koks sugulovas. Taip, aš tvirtus įsitikinimus turiu šito klausimu. Gal ir esu senamadiškas, bet man šeima yra labai svarbus dalykas. Jeigu niekam nieko blogo nedarau, žmonių neužgaulioju, prie nieko nesikabinėju, tai kodėl aš turėčiau būti smerkiama ir už ką? Kad myliu? Milda, 17. Rūta 23. Laimis, 22. Daiva 27 metai. Šitą Daiva mano kaimynė. Jinai buvo 3 kartus išmesta. Aš čia. Mes. Žodžiu, tai kaip ten su ta Daiva buvo? Jie 3 kartus išmetė iš darbo. Ir vien dėl to, kad jinai yra drąsiai pasakiusi savo poziciją ir savo orientaciją. Tai kad tu kaip tik sakai, kad jinai slėpė savo orientaciją. Ne, jinai visai, kai drąsiai pasakydavo, jie išmesdavo iš darbo vien tik už tai. Tai 3 kartus išmetė. Taip. 3 kartus drąsiai pasakė. 3 kartus drąsiai prisistatė, o čia yra tikras prisistatymas. Tai jeigu aš drąsiai prisistatau, aš herojus. Aš Arnas Damsas. Nu, Arnai, tu nesupranti, tu baltas, jaunas vyras, kuris mėgsta moteris, tai čia nieko ypatingo. Bet man atrodo, kiek aš žinau, kad Aidas irgi yra baltas, jaunas vyras, kuris mėgsta moteris. Tai ko tu tyli? O ką aš turiu pasakyti? O tai tu nenorėtum prisistatyti? Aidai, tu mūsų komandos dalis. Komandos dalis iš argumentus kažkokius mėtų, nesuprasi ką, kodėl. Aš labai didžiuojas, kad ir smagu, kad yra žmonių, kurie pasisako, bet aš tai nenoriu. Iš kur jūs žinot, gal aš Londone, kur studijavau, Nu tai prašau. Nenoriu, atstokit nuo manęs, aš nenoriu. Taigi tapsi herojum, Aidai. Aš nenoriu būti herojum, kas neaišku. Unit 8. The Family. Šeima. Tėvas. Father. Dukra. Daughter. Dar vis dažai savo plaukus, mylimai. Tie tavo plaukai. Negaliu pakęsti kaip plaukų. Bet dabar matau gatvėse, visos merginos vaikščioja pilnais plaukais. Aš matau jų veidus troleibusuose, gatvėse, parduotuvėse. Ir tikiuosi, kad jų veiduose aš pastebėsiu tavo veidą. Praeities nepakeisi, tėti. Aš tavęs ilgiuosi, bet dabar esu laisva. Pradėti viską iš pradžių taip, lyg nieko nebūtų nutikę. Už laisvę reikia sumokėti. Ir tu esi ta kaina. Aš niekada negrįšiu, net jeigu maldausi. Ar tu suvoki, kaip aš tavęs pasiilgau? Viskas, ko norėjau, buvo normali dukra. Normali! O
O tau reikėjo būti kitokiai, tu norėjai būti kitokia, taip? Tu supranti, kad jeigu tu grįžtum, aš pasielgčiau lygiai taip pat. Lygiai taip pat. Prisimindama tai, tėti, aš vis dar jaučiu skausmą pilve. Lyg many kažkas liepsnotų. Aš nekenčiau tavęs. Po to, kai tu išmetei mane į gatvę, aš nekenčiau tavęs ištisus mėnesius. Man buvo žiauriai gėda. Aš tave užmušt norėjau. Aš negaliu toleruoti tokių dalykų. Juk negalima. Aš suprantu, kad yra žmonių, kurie tai toleruoja, bet aš negaliu, tu supranti, aš negaliu toleruoti tokių dalykų. Tu esi bjaurybė, kuris su manim pasielgia kaip su šiukšliu. Su savo paties dukra. Ar tu bent minutę pagalvoji apie mane po to, kai išėjau? Ar pasiilgai manęs? Ar bent įsivaizduoji, kaip aš tavęs pasiilgau? Tėti, aš negaliu atleisti, bet ilgiuosi. Unit 24. Discovery. Atradimas. Father. Tėvas. Son. Sūnus. Koks didelis užaugai. Jėzus, sūnau, prasta želė, visai želė. Vyras, klausyk. Ai, kaip seniai mačiau aš tave. Sveikas. Kaip tu laikai, kaip tu atbytskė pas... Nu, baig, tu stambitskė, mažam vaikui. Tai aš nežinau, kaip jis ten, hello, nice to meet you. Sveikas, labas ir viskas. Labas. Labas. Tai kaip sekasi? Kaip laikais? Puikiai. Puikiai? Vau. Kaip ten? A tu gal pinigų reikia padėti kažką? Aš nedirbu, kam? Nu, tikras vyras į tėvą. Į tėvą. Ko tyli? Kur mama? Ai, parduotuvė išėjo, tai grįž. Pasimatysim, laukiam taip ilgai. Viskas gerai. Taip. Tai pasakau, kaip turi kažką, susiradęs merginą turi tikriausiai, taip? Na, nepaslėpsi, taigi nuo tėvo, ta moteris pašnekė. Tai kaip? Turi? Turi, aiškus turi, koks vardas jos, a? Mišelė. Tai čia koks čia vardas Mišelė? Nu, gal ten, ką žinau, ten, kur, Anglijai, Paryžiui, Prancūzijai, įprastai. Čia, o kiek metų? 22 metai. O kiek kartų jau? Jau yra 2 metai, kaip mes draugaujam. Bet tikriausiai gražiai, vat. Tai ko neatvežiai? Neatvežiai parodyt, ką? Įdomu, mama taigi nori pamatyti, aš irgi noriu pamatyti. Ai, tai gal tu nuotrauką turi? Taigi jūs visi ten fotkinatės, turi nuotrauką, parodyk nuotrauką. Parodyk. Kas čia man draugą rodė? Tu mergaitę man rodė? Ne, čia yra Mišelė. Ta prasme. Čia man... Unit 18. Exercise. Speaking. Va. Kalbėjimas. Gerai, tai dabar va tokia situacija yra, gerbėmieji, kad tėvas išgirsta iš savo sūnaus, kad jisai yra gėjus. Kaip jam reaguoti? Kaip elgtis tokiam tėvui? Bet žiūrint, koks tėvas. Nu, tarkim, jisai yra religingas, krikščionis, katalikas, vaikšto į bažnyčią 7 kartus. Tai yra sekmadieniais, gal 7. Mėnesiais 7 kartus vaikšto. Tai ir turim tokią situaciją, ar išdrįs žmonių, kurie galėtų pakelti ranką. Ir klausimas yra, kaip manot, ar įmanoma šios du dalykus suderinti. Religija ir tokia žymė. Ne, tai tada kas galvoja, kad neįmanoma? Pakelkite rankas, jeigu... Aš iš tikrųjų iš konkrečių pavyzdžių ir situacijos Lietuvoje tai galvoju, kad nelabai. Ar man pritarė kas nors? Na, o kas galvoja, kad įmanoma? Daug, o tai gal galite pasidaryti? Meilė. Meilė, sako. Bet aš žinokit, girdėjau, kad Panevėžyje yra vienas toks vaikinas, koks jo vardas? Jo Darius vardas ir jisai
kai prisipažino savo tėvams, kad yra homoseksualas, mama jį pasiėmė ir vežė pas kunigą ir jam buvo atliekamas egzorcizmo seansas. Kaip Šio negali išmanyti. Va, meilė, myli sūnų. Padėjo. Man rodos, kad nesuderinami dalykai. Ne, bet mes, matot, vat, jūs pasakėt meilę, o gal turi dar kas nors kokių argumentų? Kablelis, Jo. žinojimas apie žmogų, apie jo prigimtį. Tai labai svarbu. Ir tikriausia, jūs čia esminį dalyką pasakėt, nes aš tai galvoju, kad apskritai visi tie dalykai kyla iš nežinojimo. Fobijos. Taip. Visuomenės. Tai vat mes turėjom vieną žmogų, kuris gal dar kažkas norėtų pasakyti, gal turi kažkokių pavyzdžių iš savo patirties arba draugų, pažįstamų. Taip, prašau. Esu skaitęs, kad popiežius Pranciškus jau sakė, kad jau homoseksualai pragare nedegs. Taip, iš tikrųjų reformatorius popiežius. Tai turbūt kažkas vyksis pagaliau. Bet turbūt kaip viskas į Lietuvą ateis labai vėlai. Taip, dažniausiai ir būna. Bet tai kokį priimkim, taip tikriausiai ir provincijose arba mažesniuose miesteliuose tokie dalykai. Nes Vilnių, paimkim Vilnių. Vilnių tai yra vis dėlto daugiau ar mažiau toleruojamas dalykas. O gal yra kas nors šiandien iš Vilniaus pakelti rankas? Yra iš O gal jūsų, vat, iš kur jūs esate? Iš Šiaulių. O Šiauliuose gal ar turit pažįstamų kokių, arba žinot, gal gyvena homoseksualų žmonės? Na, nelabai. Nėra, Nes Šiauliuose nėra. Nes aš esu iš Baisogalos, 40 km nuo Šiaulių, o prie Baisogalos yra toks Grinkiškis. Ir ten Grinkiškį gyvena vienas vaikinas, bet jis kaip tik dabar iš to Grinkiškio ir turi kiekvieną dieną važinėti į Šiaulius, kad galėtų mokytis, nes Grinkiškį dėja laisvai nepavaikščios. Jisai nori pasakyti, jau būdamas mokyklinio amžiaus pripažino, kad ir paskelbė visiems. Nu, aš tiksliai nežinau, arba patyčios dėl jo išvaizdos, dėl manierų, arba Bet taip pat tame yra esmė, kad ne tik homofobija, bet šiaip fobijos kažkam, kas yra kito, tiek tautybės, tiek stiliai. Nu, turbūt ne vien iš manęs mokyklų išaipėsi, kad pankavau ar buvau kitokia. Yra bėda agresijos, didžiulė agresija. Bet čia visuomenė, ne? Bet, pavyzdžiui, tarkim, mes sakom, nu va čia Vilniui gana įprasta, bet aš irgi šiandien Delfi straipsnį skaičiau. Toksai, nu, čia buvo man įdomu labai. Vat Vilniaus įmonė yra garsi kažkokie, aš nevardinsiu konkrečiai, bet jie užsiema elektrą ir dabar vat kaip tik šis mėnesis yra akcijų mėnesis, gerbėmieji. Jūs galite žaibolaidžius įsigyti ir taip toliau. Yra 3 akcijiniai punktai ir 3 akcijos punktas skelbia. Gėjams ir pederastams akcija. Taip, prašau. Kaip jie sužinot, nu. Tai ne, tai parašyta, sako, tai kaip jūs tą akciją paskelbsit? Nu tai ateis, kas nors ir susitarsim. Bet tada man kyla klausimas, kodėl jeigu tokie dalykai vyksta, bet mes visi esam vienodi, lygus, taip? Net kitas dalykas, mano pavyzdys, kad yra kaimynai, lietuviai, tradiciniai, geriantis, daugiau mažiau, ten pas juos dvokia iš to kambario, nieko ten gero. Ir aš turiu kolegą, homoseksualą, su kuriuo aš galiu pasišnekėti, man su juo įdomu, ir mes leidžiam laiką su juo. Ir kodėl aš turiu rinktis tradicinius, kai man jokio intereso, jokios sąveikos būdo neturiu, ir man įdomiau su būtent kolega, tai ką man daryti, aš turiu diskriminuoti? Nesirink, būtent, bet daug žmonių renkasi. Ir vat šiuo aš norėčiau, kad tai problema. Ir vat kaip elgtis po tokiam tėvui. Baimė. Mes mamų prisipažinome. Mamos rašė, kaip jų vaikai prisipažino, apie mamos sveikinimą. Čia yra Vilniuje toks emocinio palaikymo centras. Taip. Ir jų vienas iš jos išsigando ne tos žinios, ar kad jų vaikas kažkoks nenormalus, jos paprasčiausiai išsigando dėl jo saugumo. Nes jau suprato, kaip jam sunku bus. Manau, tai tęstis nebegali. O dabar jeigu mes grįžtume prie mūsų gerbiamo tėvo, kuris turi va tokį pasirinkimą, tai gal jūs galėtumėt patarti, kaip tas tėvas turėtų pasielgti? Pabandykim visi įsivaizduoti, kaip mes asmeniškai. Jo, aš turiu pasiūlymą, tokią idėją. Yra toksai pratimas. Labai senas, labai gerai visiems žinomas, vadinasi meditacija.
gal paimkim dabar visi, užsimerkim. Užsimerkim, nebijau. Įkvėpkim. Galbūt netgi pastatykim save į šito tėvo situaciją. Ir pabandykime prisiminti savo artimus žmonės, galbūt netgi įsivaizduoti, kad turime vaikų, arba iš tikrųjų jų turime. Ir pabandykime pajusti, kaip mes patys pasielgtume va tokioj situacijoje. Family. Idiota, tu pydarė, aš tu bibių šitą neleisiu. Kišt. Iš Europos atvažiavo nesąmonį prisirankė ir džiūkis, kad motina nemato ir negirdi. Kodėl aš turiu džiaugtis, aš pasakysiu mamai. Aš tau tokiai pasakysiu, aš esu tėvas ir manęs taip neaugia. Tai kodėl aš negaliu rinktis? Ką mylėt? Rinktis, ką mylėt, aš tau toj duosiu meilę. Now you repeat, please. The goals the society surrounded by people who are similar to you, they listen to this Russian homophobic propaganda. Only feeling which is allowed for man is anger. And if you also lose Every generation should fight for democracy. And when we compare it's 99.99% of the same genetic information. Culture makes no difference. Life is complex and diverse, and there are people, different kinds of people. because one individual, if you will live in regularly, one Lithuanian will still be Lithuanian. We are creating culture. So whatever you will do, it will be Lithuanian culture. Unit 27. Traveling in Europe. Kelionė po Europą. Ponas, lagaminą palikot. Čia ne mano lagaminas. Mūsų mačiau, ką tik pridulėtą palikot. Aš nėra mano jokių Jūsų, kaip biški neperšus, bet nesigėdykit. Geros kelionės. Ačiū. O kas aš būčiau, jeigu būčiau iš tiesų? Ne taip kaip dabar žmogus. Nežinia kokio tikėjimo. Galva savo, Dievas savo, liežuvis iš kalbos lopinių. Aš būčiau tolimųjų reisų vairuotojas. Tada bet ką daryčiau, bet kur važiuočiau, bet kur miegočiau su bet kuo. Pro šalį man plauktų vaizdai, nesiskuščiau. Upelė, kokiais sniego pusnį pasitrinčiau. Savo nekalbotas rankas, jokių feminizmų. Patriarchalinės daugpatystės šalininkas. Jokių sapnų, jokių pasąmonės išsišokimų. Jokių filosofinių dvejonių apie būties prasmę. Aš tiesiog niekam nebūčiau nieko skolingas. Ir man niekas. Pervažiuočiau per gyvenimą savo treilerį. Ir pašvilpkit. Atsiprašau, jūs vis tiek lagaminą darykot. Ten, kur aš važiuoju, man nereikia šito lagamino. Ačiū. Bet čia jūs? Ne. O tai kieno tada? Tavo. Ne, man tai negali. Unit 21. National Celebrations. Nacionalinės šventės. National celebration!
Arnai, išteks viskas. Baigiam. Gerai, šiandien progai išsiaudė. Congratulations. That was the last unit. Your last lesson. You have successfully completed the course. Last lesson. Good job. Ne, palauk, You have completed. Pavyzdžiui, Ką, tai man Lietuvoje pasilikti ar išvažiuoti? And good luck on your unforgettable Mes kažko journey. išmokom? Enrich the world with your unforgettable. Ačiū labai gerbėmieji, tai buvo eskizas projekto, kur visas pilnas variantas bus vasarą, sienoje, Italijoje, o dabar mes turime 10 minučių pertrauką ir kviečiame jūs į diskusiją po jos. Klausimų ar šiaip kokių idėjų. Dėkui, dabar 10 minučių pertrauką. That was the second part of the project. The first was in October. We were here 2 weeks interviewing several people, Margarita, and from that experience we spent the last 10 days creating the show. And this is a work in progress, so we're going to work further on it. We're not going to meet in person, but we'll work on Skype, conferences, and talk about it, how we could develop it more. And the final project, the final performance will be in Siena in summer, I think it's July. I'm not sure about the dates yet, but it's 16 to 20. Yes, middle of June. Thanks. So I want to ask you now, really, either from the profession side, because we have a lot of our colleagues here from the theater, and also from normal spectator side. What did you thought about that? How did you like it? What didn't you like? And what maybe suggestions for us? Because we will develop it. Yes. As an LGBT activist, I have to say that some wordings was not very. I didn't believe in some parts of the scene, and but actually, in general, it was quite interesting. And the topic has a lot of different subtopics. So you touched many parts of LGBT life, but in some parts, when, for example, especially when the son came out to his father, that was not very something similar to this culture, at least. Okay, thank you. What would be similar? The first, I would say that, well, children, they not come out like this. They use mostly they use the internet, or if they came out, they know about the reactions of the parents mostly, not all the time. And after that, when the father reacted to that, that was also very like to beat immediately. That's not like that. First, it could be shock, but not to beat. Okay. Yeah, we try to make it a bit edgier, the situation. Yes, and you? Well, I'm not
neither produce or act. So You like are almost a guy from the street. So I like very much the composition, how you use this language class or whatever, and you know the whole idea is brilliant. I think that it's really a lot of things come to this, you know, class and you know, this learning language, and you know, especially in our context, it's very good, I think. And in general, I like this screening also, which goes, you know, that you can see and the reactions and everything, and you know, you're somehow also it's like harmony. What are you doing there and there? So it's, you know, like complementing each other. Maybe the weakest part was about the conversation when you try to involve public. I think that it would be much stronger, but it's my personal opinion, if you would talk between each other and to tell about those stories that you collected, you know, and maybe like, you need, you know, I heard this and that one, and you know, it's why it is like that. I don't know what it is, but somehow, you know, it will be maybe a bit stronger in that, because now, you know, the public is, you know, Lithuanian audience is not very talkative. in Italian, was Italian. Yeah, but maybe it's right. But then the context is different, you know, there and here. So it was not like, but in general, it's very interesting. Yeah, first of all, thank you very much for talking about it. Well, it really impressed me a lot. And I'm really happy that you're doing it here in Lithuania, and I hope you're going to shoot not only in Lithuania. I think so. I'm not sure. Well, Barta knows a bit more about okay, I'll this. ask her later then. Yeah, ideally it should be shown in many places. Yes. Ah, okay. The whole point is to show it, to grow. Yeah, because I don't think that as a theater people should be the only ones who are reached by it. But I mean. I was really impressed by it because I felt very angry at you. I mean, as an not as an actress, as a human being, and also was confused a lot of times. So I just have one note and one question for you. So the note is, I think the way you were talking about the people who hate homosexuals was well, you did it in a really, let me say, wrong way, because you were talking about those people with the same hatred as they talk about homosexuals. So I don't think, like, you should, well, okay, you shouldn't do anything. My opinion is, like, we really should look for, if you look for some answers, if you want to reach something, you should, I mean, you should try to understand the other side, like, and you were, like, blaming them all the time, you know? And I also, in general, I agree with you, but I don't agree with the way you're talking about them, because, like, well, why? They also have their experience, their background. It's not like they're just stupid people. They really have this. So it's not like you will say that you're stupid, it's normal, and they will change it. Yeah, so that's just a note. And the question is, like, yeah, I guess the same as yours. What do you really want from the audience when you're asking them? Because first of all, well, as I was really impressed by what you were doing since before that dialogue, well, I really would call it a fake dialogue, because I really wanted to say something, but when I wanted to do it, I suddenly felt from you like you really feel stronger than the audience. Like you really know, it's like you're not asking, but you're expecting something from us. And then you just began to talk with each other, and then I felt like, okay, maybe I shouldn't say what I want, because then I will destroy the line, the plot, and I really felt confused about it. And it was very strange, because in one way, I really wanted to talk, and to me it happens very, very rarely. Like when yeah, I know I talk a lot, but when somebody on stage asks something, and I really want, and then you just destroyed everything, and it's like, why? Then why are we doing it? Like, so just that's true. Can you say it word? Yes, please, of course. I like the concept. So lessons, life lessons. Usually each lesson has to have some conclusion, some morals. Here,
I could not catch it. You show the results of the traditional society, but you do not show to the public how we should go out of that, with inkling, how to solve these problems, traditional society, patriarchal society problems. You should give the audience some light. So we spoke about knowledge, education is the only way out of this darkness. So the idea was excellent, lessons, but how to lead the audience out of that. The Western public, the Western citizens are more educated than Lithuania, so we should think about that, I think so. Thank you. Tu labai nesutinki, ar šiaip? No, I was like, I really disagreed with the point, like, that you should give a moral or something like that, but well, all this piece was about asking, and about trying to help people think, not to say what they have to think, but so they should think in their way, with their own experience, their own background, like, so what kind of moral is it? I think it was really great that you asked, but still, since it was really clear that you were expecting something, as I've already mentioned, I think it just didn't work. Yes. But it might. I think it really might work. Good. Any other ideas or maybe notes or something? Who would like to share? Do you think that we should show it again in Lithuanian? Yeah. I think I like the first line. what he said, sorry, is really important. Yes. I mean, try to really understand, because if it was fake for an LGBT person, then it's wrong. It doesn't have to be fake at all. So thank you. And I'm sorry, why did you call the title of this project Identity and Death? Why death? Or death? Why? Just tradition kills? Well, actually, it was the actors who chose it. Yeah, So it's the point of choosing. Either choose your identity and you be, and then know if you get problems. Then. Or you So don't. great in a position, you can leave the country. And then you do. But Just go to England. But that's sad. That's not So good. it's sad, but why death? But it sort of is a death when you leave your country and you start your work. It sort of is death. So what I want to say, you need more psychological depth. I lack it, you know? Yeah. Well, You thank should you. make people think. Also, Yeah, so and I think that maybe people will be encouraged to think more if, you know, this thing when father talked to his daughter, when actually you can understand that his rigidness, his not ability to accept her, caused this loneliness. So basically he lost this child, his daughter. Her life is ruined and his life is ruined, and maybe those very subtle private feelings, they are much more, they are stronger than like father is beating son, etc. Because, okay, I have no personal experience how to come out, and but basically I think that the problem is that like family members, they alienate, they do not communicate, and this is the most terrible thing what can happen, you know, in the normal family. Like in family, yeah, like people who should be close and support each other, they somehow start to, I don't know. But in your episode, I started to think about sexual things, you know. What was the reason? Why did you leave your family? I couldn't get that. I started, I'm so sorry. I started to think about rape or something like that. Yeah. Well, that was deliberately open. Maybe she left But because. not that open. Yes,
Yes, So I think but it's a bad it's- Well, I think it's on every person, so it's open, so every person thinks basically what he wants, what he imagines. And obviously, if one of the interpretations was rape, obviously that has a lot to do with equality. I mean, and if it's But because then why she wrongs his father? Yeah, but because it's always very complicated. For example, our generation, we all were raised when parents, we were beaten by our parents. And we know that we experience this violence from parents' side. But we still love our parents, we take care of them, knowing that they were violent against us. So I think that those love issues within the family, they're really very, very complicated. And I like this episode. It's like open, it's like, yeah, it was something when you cannot forgive, but at the same time, it's not so easy that, when someone, like person from street do some harm for you, it's somehow easy, you just separate yourself from that person. But if the person is from your very close cycle, when you're dependent, especially if you are a child, you are very much dependent on your parents, and I think it's tragedy of our society when when you cannot actually divide where is violence, where is love, and I think it's a lot of people live with this experience. Therefore, we need sexuality education. Everything, and sexuality, and how not to treat your children like a property. It's a lot of issues. My question is, do you plan to create more scenes, or just to develop, to add some more situations, or Well, what are your plans? As I know, maybe you can, as I know, the limit of a time Yes. is 30 minutes, 35. 30. Yes, so this is basic. We could add, of course, a bit more and scenes, and we're thinking of adding and making more like depth and reconstructing something, but in terms of a time limit, basically this is it. Maybe a bit long. Is it really sad that it's 30? 40, 30, 40, because we don't know. They said that it's going to be 2 performances in one night, and we're not sure how long the other will. Maybe they will make 45, and they stick. I want to make it, so in that case we need to, there's a time slot. So the thing is, in Italy we can't, unfortunately, we can't have the discussion in the middle of the performance because people speak only Italian. Yes. Oh, English, why not? No, we don't. Italians we don't speak. Believe me, when you have to ask way from hotel somewhere. Discuss about it. Because it's having a discussion in a language that you don't master in Italy, so people will not speak. But we will be in a festival. Yes, in a national festival, and there will be a lot of participants from other countries. We'll try. So we should try. Well, but I had a feeling that during this half an hour, so it was very, very quickly, and I would love to get more accents on certain topics. Is it only homosexuality, or once you put it the billboards with immigrants, yes? And so it means that the whole performance is not only about homosexual or life, but about the otherness. Yes, it's just And like this other side, especially now with immigrants, it sounds even more hot in Europe. And I think it comes to the thing it is boring. Yeah, actually. So my advice would be you would expand certain scenes to think very precisely about which scenes follows which, and then you switch from one topic into another if you want to show more angles of that problematic. Because this form which you have chosen, it's a kind of forum theater.
a bit reminds foreign theater, yes? But yes, but this form of lesson which you found in Siena was very good. It's nice that you kept it. But you are telling and acting at the same time. So, and those scenes, small scenes, since they are very, very short, they do not allow to go deeply with you, for me as a spectator, to identify myself with you in emotional way. It's more rational way. It's like you are invited really not to the emotional support, and not emotional involvement, but more rational involvement of the people. So the structure of those 30-40 minutes should be very, very clear. Now I thought that it's a little bit by accident. Those elements are following, lessons are following each other. At least I didn't catch from the first scene, from the first performance, the logic of development of the art. How do you research this stuff? But what they like just in principle, especially in Lithuania, I like this way of making theater by research. So when you take not a ready written play, but you investigate reality and you try to put the whole problem out. So this is what we do. We should do more, actually. Yeah, and this is a way which is now very often used in theater in many, many different ways, not only for actual political or social subjects. And maybe others over there, maybe somebody has an opinion. There's only the first row. Just say maybe out in the back. No? No, if like this, then I think it's done. We will not squeeze you to say anything. And one thing, we have our fan page on Facebook. It's a group. It is our a group. Really would like you to join it. It calls like that, Performing Heritage, Identity or Death. And please join it, follow the things that we share, and also if you have anything yes. for us to say